Darybos iš mašinos galo tęsinys, kadangi vis dar lyja, o aš noriu filmuoti, tiksliau tik pradėjus filmuoti pradėjo lyti, suradau pastogę, tai būtų galimybė tęsti filmavimą. Na, dėja kol kas lyja. Taip kad tenka rinktis variantą, kuris leistų man tęsti projektą. Gerai, paruošim filmavimo aikštelę už sekundės. Nu kągi. Bandom kažkaip pradėti, bet vis turim techninį iššūkį. Nu, kągi, bandome tęsti. Tai kurgi mes baigėme? Jo bėgome nuo lietaus. Lietus vis dar lyja, bet mes radome pastogę. Ir štai vis dėlto įdomesnė versija gaunasi iš mašinos galo apie derybas. Serijos jaučiu galės vadintis taip, iš mašinos galo apie derybas. Dinamiškas video turėtų gautis apie, matote, pirmas epizodas, o jau bėgam nuo lietaus. Skirtingos lokacijos ir toks šioks įsipareigojimas, manau, padarys viską tik įdomiau. Tai gal ir tada pradėkime apie tai, ką mes čia ir susirinkome. O mes susirinkome praleisti gerai laiką, kažko pasimokyti, kažką sužinoti. Taip. Apie dar knygą, reiškiasi, Chris Voss, Jokių kompromisų, parengė FTB agentas, kuris rinko labai daugybę patirties. Žodžiu, tie konspektai būtent iš čia. Tai gal tada ir aš pasirenku po truputį nagrinėti. Derybose yra labai daug kintamųjų. Ir iš tikrųjų kai deriesi, tai yra derėtis ne tik dėl paties objekto, bet ir dėl labai daugybės kitų aplinkybių ir detalių. Tai vienas iš tų pozicijų, sakykime, visi žmonės, jeigu paprastai galvoja, kai derasi dėl pinigų, tai, iš tikrųjų yra ne tik pinigai, pavyzdžiui, yra laikas, kada padarysi, kaip greitai padarysi, yra kokybė, kaip kruopščiai padarysi, yra garantinis laikotarpis, tai yra čia baziniai dalykai. Kai reikia šitus dalykus nustatyti, apspręsti, tai vien tik pinigais negalima vadovautis, nes už pinigus mes perkame, pavyzdžiui, kažkokią daiktą ar paslaugą ir mes norime tam tikro aptarnavimo su tuo susijusiu. Tai kitą kartą galim juk ir mokėti daugiau, jog tas aptarnavimas būtų įvykdytas sklandžiai ir tinkamai. Tarkim, jūs, pavyzdžiui, perkate telefoną ir jums pasiūlo, ar norite draudimo telefono ten nuo ekranų skilimo ar panašiai. Tai kai kurie renkasi, moka, ir jaučiasi saugiai. Nebūtinai tas ekranas suduš, bet vis tiek nori jausti saugiai, kad jeigu taip nutiktų, kad būtų atliktas tas remontas priežiūra. Tai supraskite, kad yra ne vienas kintamasis, pavyzdžiui, tik pinigai arba tik tai nepadarau to dalyko, bet yra ir daugiau aplinkybių, kurios iš tikrųjų yra derybose. Tai yra labai labai didelis asortimentas. Tai taip pat yra gal svarbus toks aspektas racionalusis mąstymas ir emocinis arba iracionalusis. Vadinasi, neracionalus, racionalus ir iracionalus, arba kitaip emocinis mąstymas. Tai yra dvi.
čia gali būti kažkokių garselių, kažkokių, suprantat, mūsų lokacija pasikeitė. Yra ir emocinis mąstymas ir būtent daugiausiai, ką kalbėsiu ir pasakosiu, tai bus susijęs su derybomis per emocinį mąstymą, iracionalų, dėl to, kad žmogus šitoj vietoj priima instinktyviai pasirinkimus. Tiesiog ar intuityviai, ar instinktyviai, jis pats tai priima tos sprendimus, pats to nesuprasdamas. Na, kaip pavyzdžiui, jeigu papypina mašiną, mes krūptelnam, šokam arba traukiamės į šoną, tai tiesiog automatinės tokios būsenos. Tai, na, tai vienas iš pavyzdžių. Derybose, kai mes užduodame tam tikrus taktinius klausimus ar panašiai, prasideda irgi, sakykime, toks žmogaus, kaip ir kitos pusės, šiokis tokis valdymas. Tai vienas iš tokių patarimų, su kuo galėtume pradėti visą tą paskaitų ciklą, tai yra, jeigu prašo jums, jūsų ko nors neįmanoma, jūsų kas nors ko nors prašo neįmanoma, paprasčiausia taktika, kaip galima, na, sakykime, to atsisakyti, jeigu nenorite tiesiogiai, jūs galite atsakyti tiesiog klausimų atgal, o kaip turėčiau tai padaryti. Kodėl tai turėtų suveikti, tai yra labai daugybė psichologinio tada spaudimo kitai pusiai, bet ne tiesioginio spaudimo, o tokio taktinio. Nes jūsų paprašo ten padaryti kažkokį uždavinį, kuriam neturite nei galimybės, nei resursų, arba nežinote, kaip tai padaryti. Tai tiesiog atsakote į tai klausimu, o kaip turėčiau tai padaryti. Kita pusė, supratus savo prašymų absurdiškumą, vienas iš dviejų variantų, arba atsisakys to savo prašymo, arba išdėstys galimybės, galbūt pasiūlys resursus, kaip tai pasiekti, sudėlios veiksmų planą, seką ir iš principo jūs išlošite, nes jūs jau žinosite, turėsite galimybės tą dalyką pasiekti. Tai, na, toks tarsi čia nesideri, ne derybos, bet tai yra derybų pozicija, būtent paprašyti arba užduoti klausimus, kurie atidarytų jums duris ir padėtų spręsti uždavinį. Tai tas taktinis, esminis klausimas, o kaip turėčiau tai padaryti, tai reiškia kitos pusės, tai yra savo opozicijos, ar galima vadinti priešininko, derybų varžovo. Mes iš jo gauname tiek užduotį, tiek su savo perklausimu gauname galimybę arba įgyti resursus, arba suspenduoti tą uždavinį, kuris buvo vis dėlto mums iškeltas ir duotas. Ir iš esmės, jeigu taip nutinka jums gyvenime, bet kokioje situacijoje kas nors ko nors prašo, ką nežinote, kaip padaryti, tiesiog užduodate tą klausimą ir jūs arba apšviečia, arba atsitraukia. Ir, na, sutaupote laiką, galite daryti tai, ką norėjote daryti. Tai va, vienas iš tokių labai, atrodo elementarių, paprastų dalykų, toks paprastas klausimas, ne? Bet mes dažnai apie tai nepagalvojam. Tai esmė yra tokia, kad tam priešininkui, kuris jūs pastato į nepatogią situaciją, pasakote šitų klausimų ne tai, kad jūs negalite, nenorite, nemokate, bet jūs prašote pagalbos, patarimo iš jo pusės, kaip tai spręsti. Taip galite sakyti, kad nemoku, negaliu, nenoriu ir panašiai, bet prieš tai panaudoja šį klausimą, o kaip tai padaryti, jūs įgysite galbūt tikrai kritiškai vertingos informacijos ir jums net nereikės nepasijausti nepatogiai ir nemandagiai atsisakant užduoties. O jei kita pusė pasakys, kad nežinau, kaip tai padaryti, jūs galite atsakyti, aš taip pat. Ir viskas, jūs abudu vadinasi nežinot. Ir jeigu jis kita pusė sakys, tu turi sugalvoti dar kažką, tai jau vyksta terorizmas, teroras, bulinimas angliškai vadinasi. Iš principo
Tai ir sako, jei tu nežinai, aš ir nežinau ir viskas, nes abudu nežino, kaip tu gali reikalauti iš manęs to, ko tu pats nemoki. Ir taip toliau. Tai taktinis klausimas, neatsisakant, perdodant savo varžovui svorį, pačio uždavinio, kurį pats jisai sukūrė, sukėlė ant jūsų. Jūs gražinate kaip aikido meistras jam atgal ir tokiu būdu išsivartote iš situacijos. Arba, kaip ir sakau, blogiausiu atveju gausite gerų dalykų. Tai yra resursus, patarimus, žinias, informaciją, technologiją, kaip tai pasiekti, galbūt kažkokių naujų kontaktų ar, bet kokių kitų resursų, kurie padėtų siekti prašomam tikslui. Tai jūs jau išlošite, visais atvejais išlošite, vietoj to, kad sutiktumėt su užduotimi, kuriai galbūt neturit kompetencijos, galimybių įgyvendinti, tik tai atlikdami prafrustruosite, prasigraušite, pragalvosite, kaip tai padaryti ir nieko vis tiek nepadarysite. Tai, šis klausimas yra kaip game changeris, raktinis klausimas ir tikrai verta jį atsiminti, nes, praktiškai jums atsidaro labai daugybė durų arba nevaikščiosite takais, kurie neegzistuoja, tiesiog neegzistuoja. Klystkeliai vadinkime, nevaikščiosite klystkeliai, dėl to, kad jums bus patikėtos neįmanomos misijos, o su šiuo klausimu tiesiog sutrumpinsite, shortcutinsite kelią. Kągi, tai būtų šiandien tiek, aš manau, šis visas esminis klausimas kaip patarimas šiai laidai. Tokia jau pirmąjai techniniai biškai dar nuo po lietaus, paieškosim kitos vietos kitam kartui ir bandysime sukurti, tiksliau net nebandysime, o ir sukursime geresnį video, nes kiekvieną kartą mes tobulėsime ir kursime. Tai dėkui, kad skirite laiko savo kompetencijoms, su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Ačiū, kad buvote drauge.